Sveiki, šiandieną Rinkos aikštės televizijos laidoje iš pirmų lūpų jaunas ir iš tiesų simpatiškas vyras, kineziterapeutas Eimantas Donskis. Sveiki. Sveiki. Kaip sekasi jaunam vyrui gyventi Kėdainiuose? Manau, kad sekasi visai neblogai. Ten, kur mano namai, ten ir aš. Savo namus be galo vertinu ir dėl jų galiu padaryti viską. Kuriuosi viską pats, stengiuosi viskuo dalinti tai, ką moku ir ką galiu geriausia. Matau visas gyvenimo spalvas, esu patyręs nuosmukių ir pakilimų. Gyvenime buvau dideliai duobėje, iš kurios išlipti padėjo mano artimieji. Tai buvo viena iš priklausomybių mano, su kuria susitvarkyti yra be galo sunku. Praradau darbą, kai praradau artimųjų pasitikėjimą ir likau beveik pats vienas, tą akimirką supratau, kad esu tikrai dugne ir norėjusi kilti, nenorėjusi tam dugne pasilikti, nes viena išeitis buvo tik mirtis, daugiau nemačiau nieko. Ir nuo tos akimirkos, kada pasiektas buvo tas dugnas, vieną rytą prabudęs supratau, kad turiu keistis. Eimantai, kai jūs pradėjote gerti, jums buvo 15-16 metų, pati ta paauglystė. Tai pati paauglystė buvo nekaltas vartojimas prieš šokius, man ta būsena patiko, man buvo gera, aš atsipalaiduodavau, jausdavausi kaip ne pats savimi, nors niekada nejaučiau jokių, kad būčiau nepilnavertis ar kažkoks, man visą gyvenime visko užteko. Paprasčiausiai man patiko būti išgėrusi. Paskui persikėlė į studijas, bendrabutį, laisvė, nekontroliavimas visiškas ir tai didėjo, grįžimas į studijų, prasidėjo kasdienybė, kuri mane varė iš proto. Aš toks buvau žmogus, kuris norėjau atsipalaiduoti. O tam buvo sąlygų užteko, pinigėlių užteko, visko užteko. Tai pilnai tam buvo visos sąlygos risti žemyn. Kitaip tariant, jūs baigęs mokslus, susiradote darbą ir besimokydamas išgerdavote ir jau dirbdamas taip pat vartojate alkoholį. Tai pradėjau vartoti besimokydamas kažkokiom progom, o dirbdamas tai visą laiką savaitgaliais. Nors tie savaitgaliai pradėjo ilgėti. Nuo penktadienio iki sekmadienio ir po to, tai kaip ir sakiau, prasidėjo kiekvieną dieną viskas. O koks tas jausmas, kai atsibundi ryte ir pirmiausia ko ieškai? Kur padėtas butelis? Ne, tu pirmiausiai prabudė žinai, kad to butelio nėra. Tu pirmiausiai galvoji, kaip suorganizuoti, kaip padaryti, iš kur pinigų paimti, kad tu galėtum išgerti. Nes ta akimirka būna pati sunkiausia, atrodo, kad miršti, atrodo, kad gyvenimas veršiasi aukštyn kojom, kad bus kažkas negero ir tik ta mintis tave užvaldžiusi yra visiškai. Aš suprantu, kad turbūt šitaip gyvenant ir artimųjų pasitikėjimas turbūt buvo pakirstas ne kartą jumis. Jisai buvo pakirstas 100 kartų, buvo 100 kartų žadėta ir vėl jie manim tikėdavo ir kiekvieną kartą grįžęs namo išgėręs iš kažkur, vėl iš naujo nuvili, ryte prabundi ir vėl tą patį sakai, vėl žadi ir žinai, kad vakare bus lygiai tas pats. O kam tada žadėjote, jeigu žinot, kad bus tas pats? Apgaudinėjau pats save ir kitus. Tuo metu, kai žadėjote, jūs tikėjote? Taip, aš žinojau. Tuo metu, kai pažadėjau, aš žinojau, kad aš gersiu šiandien. Tai kodėl žadėjote? Todėl, kad man būtų ramu. Kad man nuo manęs atstotų. Kad paliktų mane patį vieną su savo mintim, su savo planais ir... Leistų išgerti. Taip. Tai buvo ta akimirka man svarbiausia ir aukščiau visko. Nevertinau nieko. Kaip atrodė tas rytas, kai jūs atsibudote ir supratote, kad viskas šiandieną... Tai atrodė rytas labai baisus. Prabudus. Buvo parodytus durys mano tėvų. Daiktai kažkokie keli sudėti, kad eičiau lauk iš namų. Kad eičiau ten, kur rankos kojos neša. Arba viena sąlyga, kad nuo šiandien nebegeri. Ir tą akimirką aš neturėjau pasirinkimo. Sėdėjau, drebėjau, nes buvo ilgadienės. Ta dalyką gali suprasti tik tai toks pat kaip aš žmogus. Ir prasidėjo blaivimusi periodas. 3 naktis be miego, ten kaip tą dalyką supranta tas, kas turi iš to išeiti. Ir po truputėlį nuvažiavusi Kauno priklausomybės centrą. Tai pasidomėjau dėl Minnesotos programos, dėl kažko, tai atradau A grupę. Ten sutikau be galo nuostabius žmonės. Puikius žmonės, kurie mane įkvėpė, be kurių pagalbos nežinau, kur šiandien būčiau, aš jiems laiką lenkčiau galvą labai žemai, tai
Jie tik pasitikėjimo savimi suteikė, viltį davė, aš pikau pats ant savęs, mačiau, kas gali būti, kaip gali būti. Pamačiau, kokie nuostabus yra. Ir paklausiu savęs, kodėl aš to negaliu padaryti. Nu, kuo aš skirtingas, kuo aš kitoks esu. Ir po truputėlį, žingsnis po žingsnis, dar kartelį pasikartosiu, šiai dienai esu, kur esu. Ir tas savim pasitikėjimas, ta savivertė, kas svarbiausia. Nekalbu apie materialius dalykus, bet ta savivertė, ir tu negalvoji, kad esi niekas. Tai daug ką reiškia žmogaus gyvenimo laimiai, tai kokybei pačiai. Ir nevartojimas alkoholio visai parodo kitas gyvenimo spalvas. Sakote, šiandieną esate ten, kur esate. Kur jūs esate šiandieną? Šiai dienai aš esu laimingas žmogus, man šiai dienai gerai, aš dirbu mėgamą darbą. Mane supa mylinti žmonės, draugai, pažįstami, darbė sutinkamas su nuotaika, vertinamas. Emociškai jaučiatės atsiskaitęs su tais, kuriuos skaudinate? Stengiuosi po praeitį nesikapstyti. Nes vienas iš mano priežasčių gyjimo to vadinamo alkoholizmo, tai savo ramybės susitaikyti su to, ko aš nebegaliu pakeisti. Viskas ten buvo. Aš atgal nebegrįšiu. Aš ten nieko nepakeisiu, bet aš žinau, kad ką aš galiu pakeisti. Ir tik ateitį kurdamas gražią, aš atsiskaitysiu už savo praeitį. Aš to tikiu. Jūs esate vienas aktyviausių Kėdainių krašto savanorių. Labai nedaug jaunų žmonių taip aktyviai dalyvauja ir su tokiu užsidegimu imasi naujų projektų. Jūs prisidėjote prie Labdaros ir paramos fondo Viltis Vikonda veiklos. Aš prisidėjau, aš negalėjau neprisidėti. Nes tą akimirką, kai man buvo sunku, man tiesi ranką tėvai ir artimi žmonės. O tie žmonės, kurie benamiai, be artimųjų, kas jiems ištiesi, yra pasmerkti mirti. Aš būsiu labai laimingas, jeigu nors vienam žmogui iš visų, su kuo mes dirbame, ką mes tengiamės padėti, kad nors vienam pasiseks, kad nors vienas žmogus iš visų pamatys kitokį gyvenimą, aš manau, bus didelis pasiekimas. Nes tai yra be galo sunkus darbas. Kaip ir minėjau, tik žengiant žingsnį po žingsnį, tik komandinis darbas gali padėti žmogui užsikabinti. Mes esame paruošę siužetą, kuriame ponė Vitalija Surgautienė kiek plačiau papasakos apie projektą, kuriame dalyvauja ir Eimantas. Labdaros ir paramos fondo Viltis Vikonda komanda ėmėsi ambicingo ir ypatingai daug jautrumo reikalaujančio projekto su socialiai pažeidžiamais žmonėmis, benamiais. Jie juk visuomet šalia mūsų, tačiau mes dažniausiai apsimetame, kad jų nėra. Fondo projektų vadovė Vitalija Surgautienė, padedama pilietiškų Kėdainių bendruomenės narių, ėmėsi iniciatyvos šią situaciją keisti iš esmės. Fondui aktyviai talkina daug žmonių. Viena iš pagrindinių kuratorių ir dirbusių daug socialinėje švietimo srityje, tai yra Nijolė Naujokienė, Jolantos Blažytės visuomeninė patarėja ir rajono tarybos narė. Visada pasitarus galima gauti ne tik tai palaikymą, bet ir nuoširdžius patarimus, kaip geriau įgyvendinti bet kokią fondui iškilusią idėją. Pristačius fondų iniciatyvą apie pagalbą benamiams, buvome įdėmiai išklausyti ir į klausimą, ar imamės šios iniciatyvos jiems tiesti pagalbos ranką, Nijolė Naujokienė vienareikšmiškai pritarė. Taip, vykdome šią pagalbos akciją ir nenusigręžėme nei nuo vieno žmogaus, nežiūrint kokios jis yra, kokio socialinio sluoksnio ir kokius išgyvenimus jis patiria. Taigi padėti jiems nors vienam, jos žodžiais, tai yra didžiulis laimėjimas. Šiuo metu ponios Vitalijos vadovaujama savanorių grupė jau padėjo ne vienam gatvėje gyvenančiam ir jokia paslaptis girtaujančiam žmogui. Moteris tiki, kad keistis gali visi, tik jiems labai reikalingas palaikymas, supratimas ir žinojimas. Tu ne vienas. Darbui su benamiais pasitelkėme pavienius žmonės. Vienas iš jų tai yra Eimantas. Jo pagalba būtent šioj situacijoje yra labai reikalinga. Patys benamiai sako, jis toks žmogus, kuris supras mus. Šiuo metu pagalbą teikiame 3 benamiams. Iš jų 2 reikalinga nedelsiant sutvarkyti asmens dokumentus, 2 neįgalumo procedūras, nustatant neįgalumą reikia atlikti. Tai didžiulis darbas, žadame susitikti su kiekvienu benamiu, kuris yra mūsų rajone,
kad jis atsiskleistų, kad jis papasakotų, kas jis slegia, kaip norėtų keisti savo gyvenimą. Labai norime, kad žmonės taip pat jungtųsi į paramos ir pagalbos grupės. Vilainių seniūnijoje tokias grupės sukūrėme. Tad aktyviai kviesčiau ir kitus rajono gyventojus savo kaimuose, gyvenvietėse, būtent kurti tokias grupės, pranešti mums ir rasti žmonės, šeimas, kuriems ta pagalba jų būtų labai reikalinga. Bandysime ištiesti pagalbos ranką kiekvienam, ji bus suteikta iš fondo pagal turimas galimybės. Labai norėtume, kad žmonės taip pat ateitų ir kreiptųsi šiomis temomis į labdaros ir paramos fondo patalpas, kurios yra Kėdainiuose senoji 6A. Tiek Vitalija Surgautienė, tiek Eimantas Donskis ir kiti aukojantys savo laiką tiems, kuriuos neretai visuomenė tiesiog nurašė, ragina prisiminti. Gyventi ir gyventi oriai nusipelnė kiekvienas. Ištiesta pagalbos ranka – didžiausia vieno žmogaus dovana kitam žmogui. Grįžtame į Rinkos aikštės televizijos laidą iš pirmų lūpų. Primenu, jog kalbamės su kineziterapeutu Eimantu Donskiu. Šiuo metu jūs, kaip ir minėjote, kaip ir pasakojo siužete matyta Vitalija Surgautienė, esate įsitraukęs į aktyvę savanorystės veiklą. Ir, žinote, ponia Vitalija mums atskleidė tokią detalę, kad jai nepavyko perkalbėti vieno tų benamių, tačiau tada iniciatyvos ėmėtės jūs, paprašėte visų pasitraukti ir likote kalbėti su juo vienas. Nežinau, ką jūs pasakėte, tačiau po to pokalbio jisai sutiko keistis. Ką jūs jam pasakėte? Nežinau, ar nuskambės keistai ar nekeistai, bet jeigu aš jums pasakyčiau to žodžius, jums tai nieko nereikštų. Tik toks tokį mes galim suprasti. Savijautą, būseną. Tik pasakęs, kad aš tą patį praėjęs. Ir kad paprašiau paklaus savęs, ar jisai, ką jis negali, ar jisai prastensis už mane, ar jis nenori, ar nėra vilties, ar kažkaip tai. Jam tas patiko. Ta akimirka jis buvo to sužavėtas, jis norėjo keistis. Ir šiai dienai jisai keičiasi. Kai bus toliau, aš dar kartelį pakartosiu, aš nežinau, bet šiai dienai keičiasi. Bet tik su tokiu kalbėdamas ir suprasdamas, ką jaučia žmogus, tai gali įtikinti kažkuom. Nes nei jūs, nei kažkas kitas atėjęs to nesupras. Gali tai būti, kad ir žiūrintieji šią laidą nesupras, kodėl jūs tai darote. Aš tikiu, kad daug kas gali nesuprasti. Gali daug kas mane gal net ir pasmerkti, kad čia gal kažkiek savo reklamos kažkokios noriu ar ką, bet aš dėl to jaučiuosi geriau. Man vidus sako, kad aš tai privalau elgtis. Aš turiu atiduoti duoklę. Man Dievas davė šansą gyventi, aš nenumiriau. Dėl ko aš pabandyti savo kažkuom tai, neįtikinti kažkam to šansų irgi pabandyti atsiversti, pasižiūrėti. Kad gyvenimas gali būti kitoks. Tegul jis gyvena žmogus, tegul stengiasi dėl savęs. Ne dėl kažko kito. Tokiam pagalbos suteikimui neretai koja pakiša ir požiūris kitų žmonių. Marius, toks jo vardas, ar ne? Prieš 5 dienas buvo paleistas iš gydymo įstaigos į niekur, apie jį jokių žinių iki šiandien neturite. Papasakokite tas. Mes tą žmogų buvome sutikę su ponia Vitalija, stengiamės jam padėti, tuo momentu žmogus buvo vartojęs alkoholį gan ilgą tarpą laiką ir jisai buvo išsiųstas į Marių ligoninę, kitai buvusius Žiegždrius ir visą laiką buvo stebima jo situacija, sakė, situacija buvo labai nekokia ir mes šiandieną sužinojome, kad jisai buvo paleistas į niekur, ar ne? Tai yra kažkas beprotiško. O kodėl jį paleido? Į šitą klausimą aš jums atsakyti tikrai negaliu, bet žmogus buvo šitai dienai adekvatus ir jį paleido į niekur. Be dokumentų, be gyvenamojo ploto, niekam nieko nepranešta paimti ir paleisti žmogų į gatvę. Kaip be būtų liūdna, šiai dienai mes nežinome, kur jis yra. Tikimės, kad greitų laiku, bent jau galvojame, kad jis vis tiek bandys pasiekti Kėdainius ir kad mes jį surasime. Praėjus keletui dienų po filmavimo, Eimantas ir ponia Vitalija nešini lauknešėliais išėjo į gatves ieškoti Mariaus. Gal vis tik jam pavyko pasiekti Kėdainius ir savanoriai galės ir toliau teikti pagalbą. Pakeliui Eimantas su ponia Vitalija surado dar kelis namų neturinčius asmenis. Pamaitino, pabendravo.
Užmezgė kontaktus ir pažadėjo sugrįžti paliko ramiai apmąstyti, kogi jie nori iš savo gyvenimo. Ar dar tiki, kad įmanoma išsikapstyti iš alkoholizmo liūno. Dar kelios valandos paieškų ir štai Marius. Mariau? Eimantas su ponia Vitalija ir Mariumi ilgai kalbasi. Vyriškis pasakoja, kaip jam pavyko sugrįžti į Kėdainius ir prašo pagalbos. Kompanija skuba į Kėdainių darbo biržą. Čia Marius stoja į darbo ieškančiųjų eilę. Jam besąlygiškai padeda Eimantas bei Vitalija. Abu skambina ir ūkininkams, ir kitiems potencialiems darbdaviams. Dabar belieka laukti ir tikėtis, kad jau netrukus vyriškis atsigaus bei galės pradėti dirbti bei po truputį išlips iš alkoholizmo liūno. Šiuo metu Seime ruošiamos daug triukšmo sukėlusios pataisos dėl alkoholio ribojimo. Ar manote, kad tai padėtų kažkaip išspręsti šią problemą? Mano nuomonė, kad iš šito išpūstų burbulų yra tik vienas geras dalykas, kad mūsų Lietuvos Seimas, Respublikos Seimas yra pasakęs, kad alkoholis yra blogai, nuo mažiausių iki didžiausius niekam gero neduoda. Bet ar sukliudys alkoholizmui plisti, tai aš visiškai su tuo nesutinku. Nes žmogus, kuris yra priklausomas ir jam reikia alkoholio, jis ras to bet kur, bet kada ir už bet kokią kainą. Ir ten gali drausti, ką nori ir kiek nori. Visą laiką buvo sąlygų, kad prie alkoholio būtų galima laisvai prieiti. Jeigu žmogus norės išgerti, jis ir išgers. Tik tai vienas, kaip ir sakiau, geras dalykas, kad valstybė parodė kategoriškai, kad alkoholis yra blogis. O tą dalyką reikėtų spręsti kitaip. Kaip? Bandyti. Užsiėmimas jaunimui. Daryti būrelius. Vien kiek yra pavyzdžių, ar ne, kad jaunimas tikrai vakarais nėra ką veikti, sėdi mašinose, vartoja alkoholį. Užimtumas pirmas dalykas. Antras dalykas - mokyklose, socialinių darbuotojų ir psichologų pamokos jau nuo pat 10-12 metų. Važiavimas į šeimas. Kaip bebūtų gaila, mūsų kaimai ir provincija yra daugiausiai skęstanti alkoholyje. Iš ten žmonės jau bandyti jiem įdiegti. Pagalba, reabilitacijos centrai, mano nuomonė, turėtų būti nemokami. Jūs minėjote psichologinę pagalbą. Ar manote, kad ji šiandieną yra daugeliu žmonių reikalinga? Kaip bebūtų gaila, bet tikrai yra reikalinga, nes dirbu darbą su žmonėmis ir matau, kokie žmonės ateina įsigandę. Dėl savo ateities, dėl savo vaikų. Kaip kurie žmonės net bijo sirgti, negali sirgti vien dėl to, kad neprarastų savo darbo vietos. Liūdina tokie dalykai be galo. Žmogus būna neviltyje, skausme ir tas, kuris yra silpnesnis, jis tikrai griebsis alkoholio. Būtent nuo to reikia pradėti, kad žmogus tikrai nebijotų dėl savo sveikatos ir ateities. Nes tas netikrumas ir neužtikrintas ateities buvimas žmogų tikrai verčia klimpti į alkoholizmą. Eimantai, ar teko girdėti, kad esate vadinamas svajonių jaunikiu, ar galime tikėtis greitų laikų išgirsti ir jūsų vestuvių varpus? Aš tikiuosi, aš to labai norėčiau. Noriu šeimos, nes aš visai norėjau vaikų, bet gyvenime buvo tokia situacija, per tą nuopolį mano skyrybos buvo, bet šiai dienai tikrai turiu moterį, kuri mane myli, gerbė, aš ją irgi be galo myliu, gerbiu ir tikiuosi, kad tai bus. Ir kuo greičiau. Jie apie tai jau žino? Taip, žino. Aš labai tikiuosi, kad kuo greičiau mes nutarsim datą ir susituoksim. Na kągi, Kėdainiai prarado svajonių jaunikį, bet atsiras viena laiminga šeima. Ačiū Jums už pokalbį. Prašom, buvo labai malonu.